Sveiki bičiuliai, ankstyvas rytas kažkur viduryje Lietuvos, o mes kaip visada pakeliui į žvejybą. Ir šiandien norėčiau pradėti nuo šiek tiek liūdnos žinios. Visų pirma, mūsų dailiosios lyties žiūrovėms. Praėjusį savaitgalį vedė dar vienas svajonių jaunikis. Kaip jau suprantate, kalbu apie mano bičiulį Saulių ir šiuo metu jisai mėgaujasi medaus mėnesio malonumais. Taigi tikrai suprasime, jeigu tarp jūsų moterys mūsų reitingas nuo šiol bus šiek tiek žemesnis. Na, o kalbant apie žvejybą, mes pakeliu į Nemuno žemupį, kur, žinau, mūsų lauks mūsų geras bičiulis Gintaras. Ir šiandien tikrinsime būtent Nemuno žemupio plėšrūnų dantų aštrumą. Kaip mums seksis, žiūrėkite šioje laidoje. Kągi, visi formalumai sutvarkyti, užsiregistravom pasienio poste ir plauksim. Manau, kad laikas. Bet plaukdami pakalbėsim apie šios dienos planą. Na ką, esame ant vandens ir kol šyla motoras, Gintarai, koks planas šiandien dienai? Kur plauksim? Aišku, vėl Nemuno plėšriosios žuvis tikslas mūsų yra. Manau, kad jų pagausim. Iš tikro, oras geram žvejui netrukdo. Nu ką, pirmi metimai, šiek tiek pažvejosim ir šiandien norime daugiau dėmesio skirti būtent pravedimo technikų aptarimui. Vis dėlto rudens pradžia prasideda, galima sakyti, pats spiningavimo sezonas. Mes jau žvejojome starkius Kauno mariose, ešerius Dusios ežere. Šį kartą mūsų keliai atvedė mus į Žemaitiją pas Gintarą ir iš tikrųjų norime visą laiką, stengiamės apriepti visą Lietuvą, visus kuo daugiau Lietuvos vandens telkinių ir būtent pakalbėti, juose pažvejoti ir pakalbėti, kaip būtent geriausia žvejoti, kaip, ant ko ir suteikti jums kuo daugiau informacijos. Taigi šiandien žvejosime būtent Nemuno žemupyje ir kalbėsime apie masalus, be abejo, ir masalo pravedimo technikas. O dabar šiek tiek pažvejojame. Pagauti pirmąsias žuvis. Pradėsiu žvejybą šiandien su 25 gramų galvakabliu. Sezono pradžioje, kai šiose vietose gaudėm starkius, dėdavom ir 35, dabar srovė sulėtėjus. Nemuno vanduo nusekęs, bet to ir lydekom reikia tokio šiek tiek lėtesnio skendimo. Opa, turiu. Gerą. Gumelė, kaip visada, patikrinta jau ir spalva, kaip matot, žuvelė irgi.
Gintaras tikrina šitą duobę išilgai mėtydamas. Nu, aš iš pradžių apmėčiau pakrantę skersuodamas, o dabar mėtau vieną šlaitą. Kada žuvis aktyvi, tada tie išilginiai metimai yra greito apgaudimo būdas iš tikrųjų duobės. Kada jinai aktyvi, jinai netgi jie iš nugaros ateinantį masalą puikiai griebia, pavėja ir mes pamėtę išilgai link duobės pabaigos mes matom. Jeigu yra kibimai, jeigu reaguoja, galima išilgai ir žvejoti. O tie skersiniai pravedimai, iš tikrųjų aš jas naudoju, kada žuvis yra labai pasyvi. Atsargiai arba skaidrus vanduo, tada tiesiog ir jums patarčiau stoti stačiai į kranto pusę ir į krantą mesti. Arba mėtyti sėklį. Ir kad srovė gražiai jums neštų gumelę. Tada natūralus, jie tiesiai į zoną įveda ir jinai turi laiko pagalvoti, pamatyti ir masalas ją pažadina kibimui. Tai va tiesiog tie keli gaudimo būdai, kaip ir visa žvejyba, tai yra eksperimentavimas, bandymas atrasti tai, kas žuviai patinka. Ir kada jūs randat, jūs pagaunat prie nekibimo. Šiek tiek lemia spalva, bet vat pravedimo būdas, greitis, lemia dar labiau. Štai kas liko iš guminuko. Bet iš esmės mąstėm su Gintaru teisingai ir tas pradinis galvojimas, kad tokiam neskaidriam purvinam vandeniui reikia būtent pieno, tokios matinės, galima sakyti, spalvos, kuri puikiai matosi žuviai neskaidriam vandenyje, pasiteisino ir manau dar vieną kartą užsidėsime tą pačią. O paskui bus galima leistis į eksperimentus. Na ir kaip žadėjome, šiandien skirti daugiau dėmesio būtent pravedimo technikoms džigavimo. Ir atkreipkite dėmesį, o štai Gintaras, galima sakyti, naudoja tą klasikinį džigavimo būdą, darydamas 3-4 greitus ritės apsisukimus. Ir guminukas šokdinamas ganėtinai aukštai ir gana greitai. Ir tada leidžiasi iki 3 sekundžių yra laiko tarpas, kol jis nusileidžia. Dažniausiai žuvies atakos sulaukiama, kai guminukas leidžiasi. Ir būtent ši aktyvi džigavimo technika ir labiausiai ir naudojama tai aktyviai žuviai. Rytas ankstyvas, mes tikimės, kad žuvis dabar yra aktyvi ir būtent tą aktyviąją ryto žuvį ir bandome sugauti. Na va, o kalbant apie tuos atvejus, kai žuvis yra netokia aktyvi, kaip dažniausiai beje ir būna, tai vieną momentą Gintaras jau pastebėjo gerai, kad jeigu upėje žvejojama aktyvi žuvis mėtoma labiau iš ilgai duobės, tai gaudant netokią aktyvę žuvį vertėtų mėtyti skersai ir paduoti žuviai masalą kuo natūraliau. Tai kitas dalykas, ką dar galbūt reikėtų pridėti, tai yra būtent tas džigavimas turėtų būti nebe toks aktyvus, nes jeigu galvot, kad žuvis stovi prisispaudus prie dugno ir nelabai nori judėti, tai ir turėtų omeny, kad, pavyzdžiui, 4 ritės apsukimais mes surenkam net 4 metrus valo, tai kitą kartą nelabai aktyvų starkį, ešerį arba lydeką, tas guminukas tiesiog prašoka ir jeigu jinai stovi prie dugno, nenori maitintis, tai tikriausiai jinai to masalo ir nesivys. Ką vertėtų daryti? Na tai logiškas atsakymas yra traukti guminuką kuo arčiau dugno ir nešokinėti tokiais dideliais lankais. Tai kaip tai padaryti? Tai yra keletas būdų ir vienas iš jų yra tiesiog sukti ne 4, ne 3, ne 5 kartus ritės rankenėlę, o tiesiog po vieną kartą pasukant lėtai šokdinti masalą per dugną. Be abejo, tam reikėtų atsirinkti ir tam tikro svorio galvakablį, kad tas kritimas laisvas guminuko su galvakabliu būtų, sekundė, pusantros, nedaugiau. Jeigu kritimas ilgesnis, reiškia guminukas kažkur plevena šiek tiek per aukštai ir prie dugno prisispaudusiai neaktyviai žuviais yra šiek tiek per greitas, šiek tiek per toli nuo jos matymo ir jautrumo zonos. Taigi, kaip džigauti, kaip pravedinėti masalą, tai yra vienas iš būdų, yra, kaip jau minėjau, ritės prasukimo lėtesniu, o kitas būdas yra tiesiog daryti visą darbą guminuku, būtent meškerytės galūnę. Vienas apsukimas, guminukas atsitrenkia, atšoka.
Vienas apsukimas, atsitrenkė. Sukimas, atsitrenkė. Ir tą patį galima daryti su meškerės galūne. Timpt, atsitrenkė. Timpt, atsitrenkė. Surenkam valą. Timpt, atsitrenkė. Kaip matot, kibimų yra, iš tikrųjų aš ir skirstau tą žuvis, jos būseną į tokią iš ryto aktyvę, įdienojus jau pasyvę ir vat, kada jinai pasyvi, kaip Emilė sakė, keičia pravedimus, lėtina, aš sunkinu galvą, kad būtų stuksenimas garsesnis. Ir į vieną tašką jau reikia padaryti ne vieną metimą, kad jie pažadės. Nes iš tos pasyvios stadijos, pastoviai provokuojant, jinai vis tiek pereina į aktyvę, neužmirškit, kad jau ruduo, jinai negali nesimaitinti ir galima ją išprovokuoti. Tiesiog reikia kantrybės, gal daugiau darbo įdėti. Nes stambesnė žuvis, jinai yra jau atsargesnė, jinai turbūt ne vieną kablį mačiusi, ne tik mūsų ir kitų žvejų, ir vat galima ją išprovokuoti. Gumas naudojam didelės, norisi pagauti ir tą didesnę žuvį, nors šiandieną man kažkodėl tai dirba balta spalva. Emilis kaitaliuoja, jam atkimba ant įvairių gumų, bet dar kartą kartuoju, spalva reikia tikėti. Na jo, čia gražiai. Spaudžia. Jo. Na, va, tęsime mūsų žuklę. Stojame ant išėjimo iš duobės, klasikiniai vietoj. Turėjom keletą smūgelių, manau, kad dabar įdienojus, kai žuvis aprimo. Ir bus tokie vat, smūgiai, ragavimai. Iš tikrųjų labai patogu iš šitos valties žvejot. Žinau, kad jau pusę sezono su ją plaukiai. Ir Švedijoje buvai, ir kituose vandens telkiniuose. Man įdomu, kokie atsiliepimai. Iš tikrųjų patys geriausi. Eksploatuojam šitą Honwave valtį jau gerą pusę sezono, kaip tu ir minėjai. Ir tikrai intensyviai tiek mūsų laidos kūrybinė grupė. Švedijoje buvom iškeliavę ir dar bičiuliai naudojasi. Ir tikrai, kaip matot, nieks nesuplyšo, neatplyšo, tikrai tvirtai pagaminta valtis. Ir būtent tokiai eksploatacijai, tokiom sąlygom kaip mes, tikrai intensyviai naudojant, jinai laiko kuo puikiausiai. Telpam, kai matot, visi trys, aišku, Algio, kuris laiko kamerą šiuo metu nematote, bet čia jo rakandų visa krūva mūsų dėžių, 4 metrai tikrai. Lietuvos vidaus vandenims aš iš tikrųjų nelabai įsivaizduoju geresnio varianto. Na, jeigu pratęs kalbą apie variklį Hondos 20-tuką, keturtaktis, tai vienas dalykas, kuris labiausiai man krinta į akis, tai yra jo kuro ekonomija. Tikrai esu turėjęs dvitaktį variklį. Palyginus, kiek naudoja keturtaktis, 20-tukas su mano buvusiu 10-tuku. Dvitakčių tai yra kaip diena ir naktis skirtumas. Iš tuo plaukiam su tokiu pačiu baku kelias žvejybas, su dvitakčiu užtenka vos vienai. Tai kuro ekonomijos atžvilgių tikrai Hondos varikliai yra ypatingai puikūs. Na, o tikrai nemažai plaukiam su šita valtim ir trysia plaukiant, daugiau negu 30 km per valandą išvystomas greitis, manau, tikrai pakankamas, kad greitai ir efektingai, o štai salatis išsivertė, greitai
pakeisti žūklės vietas tokiuose telkiniuose kaip Kauno marios, kaip Nemuno žemupys, kai tikrai viena duobė nuo kitos yra per didelį atstumą ir norisi, iš tikrųjų, žvejybą norisi žvejot, o ne plaukiot ilgai. Tai su šita valtim ir su šituo varikliu tikrai tą darom puikiai ir kaip matot, žūklės sėkmingos. Žvejojom toliau ir trumpai norėčiau apkalbėti įrankius, kuriuos šiandien naudojam ir kuriuos galbūt vertėtų naudoti žvejybai Nemuno žemupy ir apskritai džigaujant. Iš tikrųjų, pakankamai universalus žvejybos būdas, labai populiarus, daugelio spiningautojų mėgstamas, žvejyba guminukais, masalo šokdinimas dugnu. Taigi, visų pirma, kalbant apie spinningą, tai ko gero svarbiausia jo savybė tai yra greita akcija. Tai yra linksta visų pirma labiausiai viršūnėlė ir kas mėgsta stebėti būtent kibimą ant viršūnės, kas mėgsta jausti į ranką, bet aš tai gintarai kažkas ir grybštelėjo masalą, bet būtent greitos akcijos spinningai yra ko gero populiariausi tarp spinningautojų, kurie mėgsta būtent žvejybą guminiais masalais. Kalbant apie ilgį meškerykočio, tai aš esu, pavyzdžiui, įsitikinęs, kad iš valties geriau rinktis trumpesnius meškerykočius, mano bičiulis ir kolega Saulis taipogi, o Gintaras štai atvirkščiai, jis žvejoja su 2,90 m ilgio meškerykočiu ir, kaip sakoma, liaudyje vargo nemato. Tai aš sakyčiau, čia galbūt yra daugiau skonio reikalas. Įpročio gal. Jo, įpročio. Bet svarbiausia yra greitis ir užmetimo gale. 21-28 gramai geresniems meškerykočiams, amerikietiškiams, o ekonominės klasės meškerykočiai turėtų turėti užrašą ant savo blanko ir galbūt iki 35 ir iki 40 gramų, nes galvakobliai varijuoja bent jau šiandien nuo, sakyčiau, 21 iki 35. O pratęsiant kalbą apie įrankį ir perinant prie ričių, tai rekomenduotume rinktis ne mažiau negu 3000 į dydį ir į viršų, 4000, 5000 kartais žvejai naudoja iš tikrųjų, nes apkrovos tikrai yra didelės, svorį mėtam didelį ir reikia, kad ritė laikytų. Perdavimas neturi būti aukštas iš tikrųjų. Kuo mažesnis perdavimas, to galingesnė ritė, to daugiau jinai apkrovų išlaiko. Bet tai čia individualus dar žvejo skonis pagal kainą, pagal finansus, pagal jūsų galimybės iš tikrųjų. Aš asmeniškai naudoju Spyder Ultracast valą. 0,17, 0,14, kaip jau minėjau, jis mano testuotas, patikrintas ir lašišų žūklėje, jis manęs nenuvylė niekada, ištraukiau daug gerų egzempliorių, starkių, lydekų žūklės, iš tikrųjų yra nepamainomas. Geras metimas, gerai jaučia dugną, sakau, visiškai neužstorintas, koks storis rašosi, toks ir yra, patikrintas valas mano. Jo, ir būtent jeigu kalbėtų apie Ultracastą, kurį Gintaras naudoja, jis yra šiek tiek dengtas yra tam tikra medžiaga, dėl to yra lygesnio paviršiaus negu įprasti pinti valai ir tas pavadinimas Ultracast ir būtent ir reiškia tolimam metimui. Aš savo ruožtu esu 8 gijų valo mėgėjas ir mano pasirinkimas yra amerikiečių kompanijos Berkley Fireline Tracer Braid valas. Tikrai labai lygus, labai apvalus, naudoju 1600 storio, tikrai puikiai laiko, galima rudenį, sakyčiau, naudoti netgi ir storesnį. Kitą kartą nėra blogai, kai valas šiek tiek pristabdo guminuko sklendimą ir jisai ilgiau kabo ore, lėčiau skęsta ir lydeka turi daugiau laiko paimti. Kitą kartą, kai žvejoji srovėje, yra daug geriau plonesnis valas, netaip veikiamas srovės, netaip veikiamas dreifo ir kibimas jaučiamas su plonesniu valu geriau. Tai tiek trumpai apie įrankius ir žvejojam toliau. Žvejojam toliau. Smagiai šiandien, smagiai.
Kągi, dar kartą pasitvirtino mūsų šiandien su Gintaru mintis, kad lydekos yra išėjusios į seklesnės vietas pasimaitinti ir galbūt tiesiog dar būtent tokia jų elgsena ir būdinga yra šiam metų laiku, kai vanduo dar nėra atšalęs, šiltas ganėtinai, šitą rudens pradžia ir jos yra šiek tiek aukščiau, o starkis sugavom visus iš duobės. Taip, nu taip yra, ta elgsena tokia standartinė iš tikrųjų. Starkis mėgsta giliai, jisai iš šlaitus išeina naktį, o lydekos medžioja seklumose. Išvarytos ir mailius, kadangi išsidėstęs dar visų perimetrų, jis nesusikaupęs duobėse, natūralu, kad lydekas mes gaudom ten, kur seklu, o starkius ten, kur gilu. Na, masalus spalvas matėt patys, iš tikrųjų, ant ko pagavom, galbūt lydekom daugiau ryškesni guminukai veikia, starkiam, kiek į vakarą pastebėjau, ir pastelinės daugiau gumos, bet manau labiausiai veikia šitą formą. Berklėjaus amerikietiški guminukai su propjautais pilvais, tikrai ne pirmą kartą gaudom jais ir šitoje vietoje, galima sakyti, nedaug eksperimentuom, nes ant jų kimba. Nu, ruduo toks metas, šitos gumos tikrai bus nepamainomas kiekvieno žvejo asortimente. Ir dar kartą tuo įsitikinom, o kalbant apie pravedimo technikas, manau, kad šiandien teisinosi tas galvakablio svorio kaitaliojimas ir būtent bumsėjimas didesnių galvakablių į dugną. Kol kas tiek, susitiksim bičiuliai lygiai po savaitės 11 val. Kitą sekmadienį per Lietuvos ryto televiziją. Iki. Viso.